Koks jūsų kelias, kuo jūs gyvenat? Nu, tas kelias, tas žinias iš tikrųjų surinkau iš vargo. 40 kelių metų yra toks kritinis amžius. Jis iš tikrųjų toks yra, nes iš fizinio aspekto per širdį į dvasinį aspektą teka energija ir būna tokia krizė žmonėm. Ir man ta krizė buvo, nenorėjau gyventi, bet yra vaikai, yra šeima, vyras ir aš supratau, kad man medicina minčių nepakeis. Ir aš pradėjau ieškoti, nors tarybiniais laikais jokios literatūros nebuvo, bet paskui taip po truputį, tai ten ir kažkaip pradėjau nuo kepenų valymo ir paskui visokios toks rytietiškos praktikos ir viską kartu ėmiau. Tiesiog ir liko tik mūsų lietuviškos dvasinės praktikos ir jomis labai pasitikiu, viskas, kas yra iš senovės. Ir taip ir gyvenu pagal gamtos dėsnius. Visada susižeminus ir to mokau kitus žmonės, kas nori būti sveiki. O aš noriu papasakot, ką sužinojau iš Jono Gervės. Va čia jo portretas. Ar galime arčiau? Jonas Gervė yra žemaitis, Igarkos tremtinys, geologas, 3-kart akademikas. Jisai yra involucijos ir evoliucijos teorijos kūrėjas. Čia jo yra paskaitos pokarinė variantė. Jis išsiaiškino, kaip mes buvom sukurti iš dvasios ir tapom fiziniu kūnu, praėjom involucijos procesą. Involv yra įtraukti, mes esam dievai įtraukti į fizinį kūną. O po to, kada mes atliekam savo pamokas, išmokstam ir mes tada evoliucionuojam, mes grįžtam atgal į šaltinį. Tai pas yra, iš jo sužinojau, kad mūsų energetinė sistema labai sudėtinga ir jinai turi 397 struktūras. Kai kurių struktūrų tiesiog nėra, jas reikia atkurti, kaip jisai pas rusų kalba, vastanavit nedostajuščią energetivskį struktūrą. Tai galvoju, aš jau tą ir darau, kaip tik tą ir darau. Nes tiek pat struktūrų turi Žemė, mūsų cheminė sudėtis ir energetinė yra ta pati su Žeme. Ir mūsų aura, mūsų energetinė sistema turi ašį, kuris tampa su stuburu. Ir mūsų ašis yra kaip siūlas nuo Žemės brandulio. Žemės širdies per mūsų brandulį, mūsų širdį eina per šiaurės ašigalį begalybę. Ir mes visi žmonės Žemėje esam Žemėje reikalingi. Ir tie, kurie gyvena pietiniam pusrutuly, jų ašis išsilenkia ir eina irgi per šiaurės ašigalį. Įsivaizduokim tokį didžiulį svogūną. Ir gamta neklysta. Jeigu mums leido tiek prisidaugint, tai reiškia, mes kažkam reikalingi. Bet mes esam reikalingi tik tada, kada per savo ašį tiekiam energiją motinai Žemėje. Ir tada mes esame įsižeminę. Ir tada mes iš Žemės gaunam viską. Žemė yra mūsų motina, ir mums nieko negaili. Mes gaunam apsaugą, imunitetą, išmintį, viską gaunam. Užliekam savo vidinę saulę, mūsų aršias būna atviros visos. Tai įsižeminė yra kūdikiai, vaikai, įsimylėjėliai ir mes būnam naktį įžeminti. Tai mūsų protėviai vadino naktis kūrėja, diena griuvėja. O mūsų protėviai išsaugojo labai svarbias žinias. Bet čia yra 23 metų laiko banga. Čia mūsų kalendorius. Viršuje yra Artūro kalendorius, oro tūris. Mūsų dievas buvo oras. Mes gyvenom pagal Mėnulio kalendorių. Ir iš mūsų kalendoriaus perinam į Artūro kalendorių. Iš Artūro kalendoriaus perinam į laiko bangą. Apačioje laiko banga. Matosi? Apačioje laiko banga. Ir
iš laiko bangos mes pereinam į rinkius. Rinkiai tai yra mūsų žvaigždėlapis. Čia yra ta pati laiko banga, tik tais verpetų pavaizduota. Ir mes tada sužinom, kokie žvaigždynai kada mus įtakoja. Tai čia mūsų horoskopas yra. Šitą žinias išsaugojo mūsų paskutinė žynė Andželika Zelman-Tamaš. Ir mes, lietuviai, latviai, turim tas žinias neiškraipytas, pilnai saugotas. Tą laiko bangą galima sudaryti daugelį metų į priekį. Dabar jinai sudaryta yra 400 metų į priekį. Ir senovėj pas mus atvažiuodavo iš tolimiausių kraštų sužinoti ateities. Čia mūsų didžiausias turtas yra laiko banga. Tai, kad ta laiko banga mumise veiktų be trukdymų, mūsų protėviai žyniai mus mokė, kaip gyventi. Kaip gyventi kūrybingai. Mes gamtatikiai, mus kiti vadino pagonimis. Gamtatikybė yra ne religija, tai yra mokslas apie visumą, kaip visumas kuria ir kaip mes turim prisiderinti ir būti irgi kūrėjais. Mes turim gyventi, kad būti kūrėjais, kad gyventi pagal gamtos dėsnius. Tai apie tai, koks gyvenimo būdas turi būti. Ieškodama sveikatos, išbandžiau daug rytietiškų praktikų, jos nedirba, pastumiau į šalį, apie tai atskira kalba galėtų būti, bet pasiliko mūsų lietuviškos dvasinės praktikos. Tai jas parašiau knygelę. Prigimtinis kvėpavimas arba kaip gyventi pagal gamtos dėsnius. Ir norėdama tas žinias paskleisti toliau kitiems žmonėms, tą knygą išvertė į anglų kalbą, jinai yra internete, ir išversta yra į rusų kalbą, taip pat yra internete, ir į lietuvių kalbą į internetą įdėjo kažkas be mano žinios. Aš noriu tam žmogui padėkoti, jeigu jis girdėtų dabar, nes tas žmogus matyt suprato, kad čia yra labai svarbios žinios. Į Latviją Regina Valmer išvertė į latvių kalbą ir iš karto įdėjo į internetą, nėra popierinio varianto. Bet dabar man padeda tas žinias skleisti per YouTube, tai vienas, tai kitas į savo puslapį įdeda, aš jiems labai dėkinga esu. Ir dabar iš Biržų atvažiavo pas mane, norėčiau pakviesti visus biržiečius, aš ten būsiu kovo 9 dieną, 9:30 mūsų užsiėmimas prasidės. Tai tikrai daug naudingų dalykų, praktiškai pamokysiu, kaip daryti. Tai tikrai visus kviečiu atvažiuoti, ateiti į paskaitą. Tikrai nepasigailėsit. Pajusit, kaip dirba energija. Kas iš to išeina, kas iš to gaunasi. Galva svaigsta, pirštai tirpsta ir nuotaika puikiai, tokia įsimylėjimo būsena. Tokia. Labai laukiam jūsų susitikimo ir gal dar galit kokį trumputį patarimą ar pratimą duoti, ką žmonės jau galėtų šiandieną pradėti taikyti, kad pradėtų jaustis laimingesni ir džiaugsmingesni. Tai automatiškai rankos eina, susikimba. Čia yra stuburo pratimas. Čia yra viskas atverta pagal hologramą, visur yra žmogučiai, čia yra žmogučiai, čia yra jų galvas, čia yra galva, sujungiam, padarom rateliuką, sukam čia, sukasi energijos verpetas virš galvos ir energija teka per stuburą. Ant kiek paprasta, ant kiek tobula. Paprasčiausias pratimukas yra stuburui, dėl stuburo pralaidumo. Ačiū labai, kad dalinotės. Taip. O mūsų protėviai mus mokė laikyk liežuvį už dantų, giliai dvasok. Gaunasi grįžtamas ryšys, energija teka ratu, gaunasi cirkuliarinis kvėpavimas. Apie tai plačiau pasakosiu, kai atvažiuosiu. Gerai, tai ačiū jums labai ir lauksim jūsų atvykstant. Daug galima kalbėti ir nusibos žiūrėti. Reikia daryti, mažiau kalbų, daugiau darbų. Gerai, ačiū jums, Danutė.